Labas vakaras, sveiki atvykę į Pasvalio pieno žvaigždžių areną. Čia netrukus prasidės Lietuvos krepšinio federacijos taurės pusfinalio rungtynės ir vietos ekipa Pasvalio pieno žvaigždės susitinka su Šiaulių komanda ir viena iš šių ekipų pateks į finalą. Tiesa, taurės rungtynės iš 2 mačų vyksta šiame sezone ir į tą finalą reikės dar prasibrauti ir po mačo Šiauliuose. Vadinasi, kad čia laimėjusi ekipa dar neturės pilnos teisės džiaugtis ir nebus pilna teisė finalo dalyvė, o pralaimėjusi ekipa dar nepraras visų šansų, galės atsirevanšuoti Šiauliuose. Startiniai komandų penketukai Pasvalio pieno žvaigždės. Vidurio puolėjas Vaidas Čepugatis, 14 numeris, taip pat sunkusis krašto puolėjas Tyrelas Biksas, 5 numeris, lengvasis krašto puolėjas 11 Gytis Rutavičius. Taip pat atakuojantis gynėjas 1 numeris Trevonas Jūzas, o Tyrelas Biksas dabar jo įnirtinga kova su Aurimu Kieža ir pirmosius taškus pelno būtent Tyrelas Biksas. Na, o į žaidėjo pozicijoje Gediminas Maceina, jo numeris yra 9. Šiauliai į žaidėjas Rolandas Alyvas, 33 numeris, atakuojantis gynėjas Laurynas Samėnas, 7. 6 numeris Čeiso Saimonas žaidžia lengvuoju krašto puolėju, sunkusis krašto puolėjas Aurimas Kieža ir vidurio puolėjas Papadija. Kol kas nepavyksta atidaryti taškų sąskaito Šiauliams. Taip, pasisekė padaryti kol kas Pasvalio pieno žvaigždėms. Tyrelas Biksas tai padarė, metęs per Aurimą Kiežą, beje tą krepšininką, kuris praėjusiame sezone žaidė būtent Pasvalio pieno žvaigždžių komandoje. Yra ir kitų sentimentų, galima sakyti ir taip. Tarkime, pieno žvaigždžių ekipoje Romantas Rūgis taip pat rungtyniavė Šiauliuose. O Gytis Rutavičius dabar pataiko iš 3 taškų zonos, 5-0, štai tokia šeimininkų pradžia. Vaidas Pauliukėnas, Šiaulių vyriausiojo trenerio asistentas, sakė, kad geras rezultatas būtų pergalė, kad ir 1 taško skirtumo. Geriausiai yra laimėti abejas rungtynes po 1 tašku ir būsime finale. Tuo tarpu varžovų komandoje Mindaugas Lukošius, vyriausiasis treneris, sakė, kad geras rezultatas būtų pergalė daugiau kaip 20 taškų skirtumų. Paklausiau, ar jį yra įmanoma, ir Mindaugas Lukošius sakė, kodėlgi ne. Vis dėlto komandos nėra tokios, kad šiame sezone žaistų be jokių problemų ir vienodų tempų yra pakilimai, yra nuosmukiai. O dabar Aurimas Kieža pataiko baudos metimą ir pelno 1 tašką šiuose rungtynėse, įmesdamas į savo buvusios komandos krepšį. Antrasis Aurimo Kiežos metimas netaiklus. Kol kas vienintelį tašką yra Šiauliams pelnęs Kieža, 5 surinko Pasvalio pieno žvaigždės, 3 iš jų Gytis Rutavičius, o 2 Tyrelas Biksas. Rutavičius, Maceinos metimas iš vidutinio nuotolio ir jis pasiekė tikslą. 5-3. Maceina taip pat, beje, buvęs Šiaulių krepšininkas, dar vienas žaidėjas, kuriam puikiai pažįstamas, ko gero, Šiaulių direktorius Adomas Klimavičius. Na ir taip pat trenerio asistentas Vaidas Pauliukėnas, berods, ir Saulius Kuzminskas buvo tuo metu, kai žaidė Gediminas Maceina. Kiti krepšininkai yra kitokioje situacijoje. Gediminas Maceina su jais Šiaulių komandoje nerungtyniavo. Pakankamai nauja yra Šiaulių ekipa. Iš praėjusio sezono liko nedaug žaidėjų. Dabar apskritai yra tik tais vienintelis Klimas Vitalijus Liutičius. Taip, žaidė praėjusiame sezone ir sezono pabaigoje gavo vis didesnį vaidmenį komandoje, o Klimas Artamonovas treniravosi su Šiauliais, tačiau buvo paskolintas Pakruojo Merestai. Pieno žvaigždžių ekipoje liko po praėjusio sezono Evaldas Kairys, taip pat Trevonas Jūzas, ir atrodo, kad tai būtų viskas. Daugiau visi krepšininkai taip pat yra nauji, taigi naujos komandos, ir šiemet šiame sezone kol kas reikėjo, kad abi ekipos susižaistų. Šiauliai sėkmingiau pradėjo sezoną. Lietuvos krepšinio lygoje kol kas 7 pergalės, 4 pralaimėjimai, 64% pergalių, tai yra 5. vieta, kai tuo tarpu pieno žvaigždės yra laimėjusios 6 rungtynes iš 12, 50% ir 6. vieta. Rolandas Alyvas pelno 2 taškus iš po krepšio, 7-3. Maceina. Biksas. Trevonas Jūzas.
Ir Jūzas dabar medžiojamas. Papos Dijos perima kamuolį Šiauliai, galimybė greitai atakai. Rolandas Alievas, kodžiai į priekį, perdamas Laurinui Samėnui. Samėno metimo dabar blokuoja Vaidas Čepukaitis. Ir greita Pasvalio Pieno žvaigždžių ataka. Gediminas Macina jau baudos aikštelėje iš po krepšio. Nepataiko, nepavyksta pataisyti netaiklaus komandos draugo metimo ir Vaidui Čepukaičiui. Rolandas Alievas atakuoja iš toli, metimas netaiklus. Jūzas. Pražanga prieš Trevoną Jūzą. Ir tai yra Šiauliams antroji komandinė. Kol kas Papadija ir Čeisas Saimonas yra prasižengę šiandien. Pasvalio Pieno žvaigždžių ekipoje vienintelis krepšininkas nubaustas ir tai yra Trevonas Jūzas. Būtent jis dabar yra su kamuoliu, bando atsidengti Tyrelas Biksas. Gediminas Macina baudos aikštelėje kamuolio prašo ir Vaidas Čepukaitis. Maceinos metimas ir jis pasiekė tikslą 9-3, 6 taškų Pasvalio Pieno žvaigždžių pranašumas. Samėnas. Rolandas Alievas. Krašte Čeisas Saimonas, jis perdavimo dabar negauna. Laurinas Samėnas taip pat nesirenka šio komandos draugo, pasirenka Papadija. Atrodo, kad Papa antruoju bandymu pelno taškus. Pirmasis jo metimas nebuvo taiklus, po to pataiso savo paties netaiklų metimą. Šiaulius ir galiu kol kas nematyti. O Pasvalio Pieno žvaigždės aktyviai palaiko tą organizuotą sirgalių grupuotę. Taip pat yra tų sirgalių, kurie apskritai ateina į rungtynes galbūt ramiau pasižiūrėti mačą. Ir perimtas kamuolys. Laurinas Samėnas. Perdamas prie 3 taškų zonos Rolandui Alievui. Čeisas Saimonas prašo kamuolio Papadija. Dabar jis gauna prieš Tyrelą Biksą. Biksui pražangos nėra, nors taip jie klausiamai dabar pasižiūrėjo į rungtynių arbitrą Martyną Gudą. Taip pat teisėjauja šiandien Andrius Maleckas ir Antanas Gelažius. Rungtynių komisaras Gintautas Zalieckas. Vaidas Čepukaitis sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolo ir dabar Jensis Geitsas pasirodo aikštėje. Krepšininkas, kuris tikrai gali daug ką nuveikti. Kiek žinau, jo domėjosi prieš sezoną ir Šiaulių komanda. Tačiau galiausiai nusprendė pasirinkti Papadiją. Dabar Jensis Geitsas atstovauja Pasvalio Pieno žvaigždėms ir yra vienas komandos lyderių. Gyčiui Sirutavičiui pirmoji asmeninė pražanga. Grąžins kamuolį į žaidimą Laurinas Samėnas. Beje, Jensis Geitsas buvo tas krepšininkas, kuris ir darė bene daugiausiai nemalonumų Šiauliams. Pirmosios tarpusavio rungtynėse šiame sezone tai buvo Lietuvos krepšinio lygos mačas Šiauliuose po pratęsimo 94-93. Pergalę šventė Šiauliai, 24 taškus šiauliečiams pelnė būtent Papadija, 22 Laurinas Samėnas, 14 Aurimas Kieža ir 12 Liusas Jacksonas, o dabar blokuoja Laurino Samėno metimo Trevonas Jūzas. Užsivedęs jis ir minutės pertraukėlės prašo Gediminas Petrauskas, Šiaulių vyriausiasis treneris. Vytauto sprendimai! Problema! Sportuojant organizmas praranda mineralus! Sprendimas! Nesportuok! Ha! Juokelis! Aišku, sportuok! Sportas sveikata! 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 Vytautas lygiai taip pat puiku, nes grąžina išprakaituotus mineralus ir suteikia energijos! Vytautas, atgauk jėgas! Taigi tose po pratęsimo laimėtose rungtynėse Pasvalio Pieno žvaigždėms pralaimėjusiams mačo 29 taškus pelnė Trevonas Jūzas, 18 Jensis Geitsas ir 13 Edgaras Ulanovas, kurio komandoje jau nebėra. Į Panevėžio Lietkabelio ekipoje išvyko Edgaras Ulanovas, o ta dvikova vyko dar spalio 28 dieną pačioje sezono pradžioje. Dabar jau tikrai sezonas yra įsibėgėjęs, galima sakyti jau ir įpusėjęs. O
taškai dabar ir neturėtų būti įskaityti, nes Papadija užsikabino ant lanko pagal tokias taisyklės taškai negali būti įskaityti ir Gediminas Petrauskas treneris, kuris nemėgsta ginčiuoti su rungtynių arbitrais. Jeigu jis su jais diskutuoja, tai labai ramiai, kad ir dabar buvo pasiklausę Gediminas Petrauskas, kodėlgi buvo atiduotas kamuolys varžovams. Ir po to sakė gerai, sutinku. O Gediminas Maceina persivaro kamuolį varžovo aikštės pusę. Du krepšininkai vienas prieš kitą atstovauja Kėdainių Nevėžio komandai. Ir tada vienas, ko gero, sėkmingiausių sezonų buvo ir vienam ir kitam Rolandas Alievas. Būtent tą sezoną išskyrė kaip vieną geriausių savo karjeroje, o Gediminas Maceina taip pat yra žaidęs Kėdainių Nevėžį ir tada grįžė pagrindinių smuikų. Buvo vienas komandos lyderių, Jensis Geitsas pelno 2 taškus, tai yra pirmieji šio amerikiečio taškai, 11-5. Kieža. Papadija meta iš 3 taškų zonos ir pataiko dabar Šiaulių vidurio puolėjas. Gali jis įmesti iš toli. 11-8, 3 taškai skiria komandas, dvigubai dabar nukirpo komandos deficitą Papadija. Geitsas. Jo prasiveržimas ir Geitso metimas poverpstas dabar netaiklus. Ir perdavimas į priekį Papadija. Įnirtinga kova su Jensiu Geitsu, 2 taškų su pražanga pelno Papadija, dar stos prie baudų metimų linijos, bando tempti savo komandą senegalietis. Ir iš karto, ko gero, Vaidas Pauliukėnas rodo, kad dabar reikėtų judriau žaisti Papadiją. Taip, Papadija yra gerokai judresnis už Jensį Geitsą, jo žaidimas paremtas tokia fizinė jėga, na, ko gero, nieko nuostabaus, kai krepšininkas yra 2 metrų 6 cm ūgio ir sveria 130 kg, taigi fizinės jėgos tikrai turi Jensis Geitsas daug, o Papadija yra nors aukštesnis, tačiau ne taip galingai sudėtas. 2,12 m yra jo ūgis ir 107 kg sveria Papadija. Maceinos prasiveržimas kelia ranką į viršų. Dabar Laurynas Samėnas. Būtent Šiaulių lyderių užfiksuota pražanga. Laurynas Samėnas yra vienas rezultatyviausių krepšininkų Lietuvos krepšinio lygoje. Pagal šią statistiką Laurynas Samėnas nusileidžia kol kas 3 krepšininkams, tai yra Gediminui Orelikui, kuris pelno beveik po 19 taškų, Mindaugas Kuzminskas renka beveik po 17, Deividas Gailius po 16 ir po to seka Laurynas Samėnas. Taip pat po beveik 16 taškų per rungtynes. Saulius Kuzminskas, vienas labiausiai patyrusių Šiaulių krepšininkų, pasirodo aikštėje, keisdamas dabar Papadiją. Saulius Kuzminskas yra krepšininkas, kuriam jau yra 30 metų, kaip ir Aurimui Kiežai. Jie yra vyriausi savo ekipoje, po to seka Šiaulių naujokas Rolandas Alievas, 28 metai, naujokas sąlyginai. Sausio pradžioje į ekipą atvyko Rolandas Alievas. O čia Čeisas Saimonas rodo tai, ką moka pataikyti iš 3 taškų zonos ir dar priversti varžovą prasižengti. Rezultatą lygina dabar Čeisas Saimonas ir gali išvesti savo komandą į priekį. Kol kas jis yra 14-14. Toks rezultatas dega švieslentėje. 2 minutės 35 sekundės lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos. Pieno žvaigždės prasižengia 4. kartą šiame kėlinyje, o Čeisui Saimonui pataikyti baudos metimo nepavyksta. Baudų metimai yra viena iš Šiaulių bėdų šiame sezone, ypatingai pastaruoju metu sunkiai sekasi pataikyti Šiauliams. Tuo tarpu Vaidas Pauliukėnas sakė, kad svarbiausia yra ne tik pergalė, tačiau ir geras žaidimas. Reikėtų demonstruoti geresnį, kartais pergalė nebūtina, tačiau norėtųsi, kad gerėtų tas mūsų žaidimas. Pastaruoju metu esame įkritę į duobę ir ne visada žengėme tolygia vaga. Anksčiau būdavo taip, kad žaisdavome tolygiai, dabar dėja to nepavyksta. Ir perdavimas į kraštą Laurynui Samėnui. Samėnas meta iš toli, jo metimas netaiklus, o po to piktai žiūri į Jensį Geitsą. Laurynas Samėnas, kovotojas yra šis krepšininkas. Ir atrodo toks piktas žaidėjas aikštėje. Rolandas Alievas
patiko jo šio perdavimo ir rodo, kad lengvai grąžinti kamuolį į aikštę Pasvalio Pieno žvaigždėms šiandien galbūt ir nebus leidžiama. Paulius Belevičius pasirodė aikštėje, o Šiaulių komandoje dabar Luisas Jacksonas keičia Rolandą Lievą. Ir Vitalijus Liutičius dabar pasirodo aikštėje vietoj Čeiso Saimono, krepšininkas, kuris sezono pradžioje rungtyniavo tikrai puikiai. Vėliau iškrito iš ritmo, galima pasakyti, ir taip prarado tą formą. Ir dabar Gediminas Petrauskas netgi sako, kad su Vitalijumi kalbamės ir gražiai ir piktai, tačiau jo žaidimas negerėja. O tiesiog kaip kiekvienam krepšininkui yra bėdų, dabar būtent per Vitalijų Liutičių pelnomi taškai. Trevonas Giuzas įmeta ir jis pelno 7-ąjį tašką, kol kas Trevonas Giuzas antras pagal rezultatyvumą šiame mače, 8 taškus yra surinkęs Šiaulių vidurio puolėjas Papadija. Ir Aurimas Kieža, buvęs Pasvalio Pieno žvaigždžių krepšininkas, o dabar beje, nežiūrint į Lietuvos krepšinio lygos statistiką, pirmas pagal atkovotus kamuolius. Kaip ir beje visa Šiaulių ekipa pirmauja pagal šią statistiką. Ketvirtoji, jau dabar 5-oji pražanga Pasvalio Pieno žvaigždėms. Ir prie baudų metimų linijos Saulius Kuzminskas. Aurimas Kieža vidutiniškai atkovoja po 10 kamuolių. Šiauliai po 42 per rungtynes Lietuvos krepšinio lygoje. Ir Saulius Kuzminskas pataiko antrąją baudą, 18-15. Ir Pieno žvaigždžių komandoje keitimas. Jensis Geitsas sėdas ant atsarginių žaidėjų suolo. Vaidas Čepukaitis grįžta į aikštę. Galbūt yra tiesiog nelengva kol kas Jensiui Geitsui žaisti su vikresniais varžovų priekinės linijos krepšininkais Papadija, Sauliumi Kuzminsku. Ir būtent dabar vietoje Jensio Geitso aikštėje Vaidas Čepukaitis. Paskutinioji pirmojo ketvirčio minutė prasidėjo 18-15. Priekyje Pasvalio Pieno žvaigždės. Saulius Kuzminskas. Baudos aikštelėje prieš jaunesnį Vaidą Čepukaitį, atmestas kamuolys atgal ir Laurinas Amėnas suklysta, užmindama šoninę liniją. 43 sekundės iki pirmojo kėlinio finišo. Šiauliai dar galės išnaudoti ir kitą faktorių, kad šiame kėlinyje yra prasižengę 3 kartus. Dar vieną pražangą turi savo atsargoje, to tarpu Pasvalio Pieno žvaigždės jau 5 pražangos šiame kėlinyje ir dabar visi metimai yra metami. Nepataiko Gediminas Maceina, o Vitalijus Liutičius nenori sutikti su rungtynių arbitro sprendimu. Gediminas Petrauskas kaip visada ramina savo auklėtinius ir sako, kad viskas yra gerai. Tiesiog labai gerai elgėsi Gediminas Petrauskas, sakydamas, kad nereikia diskutuoti su rungtynių arbitrais, tiesiog reikia rungtyniauti. O tie ginčiai su teisėjais tiesiog nieko gero ir neduoda. Gali būti ir taip, kad techninę pražangą gaus vienas ar kitas šiaulietis, o to tikrai Šiaulių komandai nereikia. 15 sekundžių lieka iki atakai skirto laiko pabaigos ir dar porą sekundžių iki kėlinio finišo. Dabar jau Šiauliai nebeturi pražangų atsargoje. Trevonas Giuzas ko gero pats bandys mesti. Juzo perdavimas Vaidui Čepukaičiui ir kažkaip pasimetė dabar Trevonas Giuzas. Atrodo, kad jis dar galvojo, kad iki pat kėlinio finišo galės laikyti kamuolį Pasvalio Pieno žvaigždės. Ne, 2,5 sekundės lieka ir Šiauliams. Luisas Jacksonas užspaustas, metimas iš labai toli ir labai sudėtingas. Jis yra netaiklus. 18-15 po pirmųjų 10 žaidimo minučių. Kviečia abiejų komandų krepšininkus rungtynių arbitrai Martynas Gudas, Andrius Maleckas, Antanas Gelažius teisėjauja šiam susitikimui. Rungtynių komisaras Gintautas Zalieckas ir Čeiso Saimonas netrukus grąžins kamuolį į žaidimą. Luisas Jacksonas, Saulius Kuzminskas, Vitalijus Liutičius ir Aurimas Kieža aikštėje. Šiaulių penketukas, kuris dabar turi kamuolį ir Pasvalio Pieno žvaigždės. Trevonas Giuzas, Paulius Belevičius, Vaidas Čepukaitis. Taip pat Gytis Rutavičius ir Trevonas Giuzas. O dabar perdavimas į kraštą, kur yra Vitalijus Liutičius.
4 sekundės lieka iki takai skirto laiko pabaigos. Metimas netaiklus. Atkovoja kamuolį Pieno žvaigždės. Ir Paulius Belevičius spurtavęs kairiuoju kraštu. Dabar nemato, kad komandos draugas jam duoda perdavimą. Ir perdavimas buvo toks, galima sakyti, rizikingas. Tiesiog perdavimas ties kraštinė linija, kurią dabar ir bėgo. Gytis Rūta, kurią ir bėgo dabar Paulius Belevičius, o čia po netaikos komandos draugo metimo kamuolį atkovoja Vitalijus Liutičius, pelnydamas pirmosius taškus. 18-11. Minimali Pasvalio Pieno žvaigždžių persvara. Tyrelo Bikso metimas netaiklus. Liujisas Jacksonas, Čeisas Simonas pasirengęs veržtis į baudos aikštelę. Puikus perdavimas Sauliui Kuzminskui. Kuzminskas kelių žaidėjo apsuptyje, pražangos dabar nesulaukė, o po to jau neštą kamuolį fiksuoja ir Tyrelui Biksui. Mindaugas Lukošius, puikiai kalbantis angliškai, iš karto duoda pylos savo auklėtiniui. Mindaugas Lukošius neseniai atvykęs į komandą, pakeitęs sezono pradžioje ekipai vadovavusi Nerijų Zabarauską, jo asistentų buvo Darius Dimavičius, dabar jau Mindaugas Lukošius, kurio asistentas yra Mantas Šernius, dirbantis ir Lietuvos rinktinės trenerių štabe, taip pat Mantas Šernius ilgą laiką vadovavo ir stipriausiai Lietuvos moterų krepšinio komandai, pirmiausia Vilniaus komandai, po to Kauno ekipai, dabar ši ekipa iširo, taigi liko be darbo Mantas Šernius ir jį pasikvietė Mindaugas Lukošius, tapęs Pasvalio Pieno žvaigždžių vyriausiųjų trenerių ir beje Mindaugo Lukošiaus treniruojama Pasvalio Pieno žvaigždžių ekipa sugebėjo įveikti ir Prienus. Čia šioje aikštėje 82-77 Prienai patyrė pirmąjį pralaimėjimą, Vitalijaus Liutičiaus metimas netaiklus. Paskutinė atakai skirta laiko sekundę metė Šiaulių legionierius iš Baltarusijos. Legionierių Šiaulių komandoje yra nemažai, amerikiečiai Liujisas Jacksonas ir Čeisas Simonas, taip pat krepšininkas iš Senegalo Papadija, Klimas Artamonovas iš Ukrainos ir Vitalijus Liutičius iš Baltarusijos. Minutės pertraukėlė. Vytauto sprendimai! Problema! Sportuojant organizmas praranda mineralus! Sprendimas! Nesportuok! Ha! Juokelis! Aišku, sportuok! Sportas sveikata! 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 Vytautas lygiai taip pat puiku, nes grąžina išprakaituotus mineralus ir suteikia energijos! Vytautas, atgauk jėgas! Abiejų komandų krepšininkai jau aikštėje, 8 minutės ir 5 sekundės lieka iki antrojo kėlinio pabaigos, kol kas 2 minutės pertraukėlių paprašė Gediminas Petrauskas, ne vienos nepaėmė pirmoje mačo dalyje Mindaugas Lukošius. Biksas. Gytis Rutavičius prie 3 taškų zonos, 9 sekundės lieka iki takai skirto laiko pabaigos, Trevonas Giusas, jo prasiveržimas ir pražanga dabar jau užfiksuota. Nenori su to sutikti Liujisas Jacksonas, tačiau atrodo, kad reikės. Vis dėlto Vytautui Šulskiui fiksuojama pirmoji esminė pražanga, kol kas Šiaulių komandoje visi krepšininkai yra prasižengę po vieną kartą, turiuomenyje visus tuos, kurie tiesiog yra pažeidę taisyklės, 4 krepšininkai yra gavę po pražangą, tai yra ir Liujisas Jacksonas, taip pat ir Čeisas Simonas, Laurynas Amėnas, Vytautas Šulskis, Vitalijus Liutičius ir Papadija. Pieno žvaigždžių ekipoje 2 krepšininkai turi po 2 pražangas, tai yra Gytis Rutavičius ir Jensis Geitsas, vieną kartą nubaustas Trevonas Giusas. Vėl 2 sekundės lieka iki tokio skirto laiko pabaigos. Tyrelas Biksas šiaip ne taip įveikia varžovų gynybą ir dabar tokiu tiraniniu stiliumi pelno 2 taškus savo ekipai. Ir Tyrelui Biksui tai yra 4. taškas, 1 taškus pelnė Biksas, po to po ilgos pertraukos įmeta 2 taškus.
Dar viena Šiaulių komandos klaida, tačiau tuo pačiu atsako ir Gytis Rutavičius užmynęs galinę liniją. Vaidas Čepukaitis rodo, kad vis dėlto komandos draugas buvo aikštėje. Vis dėlto Antanas Gelažius yra neperkalbamas. Papadija keis komandos draugą. Saulių Kuzminskį. Ne, vis dėlto Vitalijų Liutičių ir dabar lengvąją krašto puolėjo pozicijoje Vytautas Šulskis. Saulius Kuzminskas išsigydęs beje nugaros skausmus, rungtyniauja sunkiojo krašto puolėjo pozicijoje, o vidurio puolėjo vietoje Papadija. Ir Dija po krepšiu, šalia ir Saulius Kuzminskas, tačiau atkovoja kamuolį Tyrelas Biksas. Papadija ir Saulius Kuzminskas praleido praėjusią Šiaulių rungtynes prieš pusantros savaitės dėl nugaros skausmų. Dabar jau jie yra pasiruošę ir gali atstovauti savo ekipai, o Vaidas Čepukaitis veržiasi po krepšiu, 14-ojo Pasvalio Pieno Žvaigždžių ekipos numerio metimas netaiklus. Ir atkovoja kamuolį Šiauliai, iš karto greita ataka, Vytautas Šulskis, jo metimas iš po krepšio, pražanga užfiksuota 14-ajam Pieno Žvaigždžių komandos numeriui Vaidui Čepukaičiui, tai yra pirmoji pražanga jam. Vidurio puolėjai, kol kas, galima sakyti, taip, renkasi pražangas, Jensis Geitsas turi 2-1 Vaidas Čepukaitis. Tiesa yra ant atsarginių žaidėjų suolo ir Evaldas Kairys, dar vienas krepšininkas galintis žaisti vidurio puolėjų ir sunkiuoju krašto puolėjų, kai išvyko Lukas Brazdauskis iš komandos ir negalėjo, atrodo, atstovauti ekipai Tyrelas Biksas, būtent Evaldas Kairys labai sėkmingai šios krepšininkus pakeitė, tapęs vienu komandos lyderiu, tačiau atvykus Mindaugui Lukošiui atrodo Mantas Ruikis apskritai šiandien labai nedaug rungtyniavo. O Evaldas Kairys kol kas nebuvo pasirodęs aikštėje, šiandien nėra beje Pasvalio Pieno Žvaigždžių ekipoje Šarūno Vasiliausko komandos įžaidėjo, kuris gydosi kojos traumą, sausgyslės traumą yra patyręs Šarūnas Vasiliauskas ir šiandien šio krepšininko nebus. Daugiau visi žaidėjai gali atstovauti Pieno Žvaigždėms, o Šiaulių komandai visi gali žaisti. Visus 11 šiandien registravo tiek, kiek ir turi Gediminas Petrauskas, o dabar traumą patiria, atrodo, Vytautas Šulskis ir Laurynas Samėnas pataiko iš 3 taškų zonos 21-22. Lauryno Samėno ekipa pralaimi savo varžovams. Samėnas pelno 4 tašką. Biksas. Baudos aikštelėje sudėtingas Bikso metimas, nepasiekia tikslo, tačiau pražanga atrodo Sauliui Kuzminskui. Sauliui Kuzminskui tai yra pirmoji pražanga. Ir Tyrelas Biksas. Jo, baudos metimas taiklus. 23-21 ir Biksas savo komandai pelno 5 tašką. Vienas rezultatyviausių ekipoje, rezultatyviau žaidžia vienintelis Drevonas Giuzas. Meta 7 taškus. Bikso sąskaitoje 6 taškai, Aurimas Kieža dabar grįžta į aikštę. Kieža surinko 1 tašką šiandien, 8 Papadija Šiauliams. 4-7 numeris Laurynas Samėnas. Jacksonas Laurynui Samėnui. Ir Samėno perdavimas Papadijai. Dija baudos aikštelės prieigose. Čia yra ir Eliusas Jacksonas. Į kitą kraštą dabar siunčiamas kamuolys. Čeisas Simonas. Sudėtingas metimas ir nepataiko Simonas dabar. Kovo dėl kamuolio ir ją laimi Šiauliai. Po to 2 taškus iš po krepšio pelno Papadija. Ir dabar jau minutės pertraukėlės prašo Mindaugas Lukošius. Vytauto sprendimai! Problema! Sportuojant organizmas praranda mineralus. Sprendimas! Nesportuok! Ha! Juokelis! Aišku, sportuok! Sportas sveikata! 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 Vytautas lygiai taip pat puiku, nes grąžina išprakaituotus mineralus ir suteikia energijos. Vytautas, atgauk jėgas! Namuose žais vasario 5 dieną, 18 val. Tai bus Baltijos krepšinio
Kas laimėjo žvaigždės? Toks yra Pasvalio pieno žvaigždžių šūkis. 24-23. Kol kas Pasvalio pieno žvaigždės minimalių žingsnių yra arčiau pergalės, galima sakyti, minimaliausių. 1 taškas skiria komandas, tačiau iki mačo pradžios, iki mačo pabaigos dar netgi 25 minutės, o čia dabar labai grubi pražanga prieš Tyrelą Bigsą, neteisus Aurimas Kieža. Ko gero taip reikia prasižengti, jeigu jau matai, kad varžovas gali pelnyti taškus. Yra puikioje situacijoje, reikia kirsti per rankas, galbūt baudų metimų nepataikys Tyrelas Bigsas. Beje, Aurimui Kiežai tai yra kol kas pirmoji pražanga, o Tyrelas Bigsas baudos metimą pataiko. Pelnydamas 7 tašką ir susilygindamas dabar jau su Trevonu Hughesu. Ir antrasis Bigso metimas taip pat taiklus. Trevonas Hughes ant atsarginių žaidėjų suolo užsisėdėjo dabar. Jacksonas. Jo prasiveržimas, Papai Vijai perdavimas baudos aikštelės prieigose ir Papos Dijos metimas iš po krepšio tikslo nepasiekia, 26-23. Maceina. Belevičius bando atsidengti. Prieš Lauryną Samėną žaidžia dabar jis. Ir perdavimas Tyrelui Bigsui, prarastas kamuolys. Ir štai čia pražanga aikštės viduryje prieš Liujisą Jacksoną. 2 krepšininkai Šiaulių komandoje yra, kurie grįžo į ekipą po pertraukos. Tai yra ir Saulius Kuzminskas ir netgi 3 krepšininkai Saulius Kuzminskas, Laurynas Samėnas ir Aurimas Kieža. Na, Klimas Artamonovas savotiškai taip pat buvo paskolintas Pakruojo Merestos ekipai ir sugrįžo į komandą. Galbūt su kažkuriais iš jų teko rungtyniauti Mantui Ruikiui, o dabar iš 3 taškų zonos pataiko Laurynas Samėnas. Ne tik Mantui Ruikiui, tačiau ir Gediminai Maceinai. Laurynas Samėnas pelnydamas savo komandai 7 tašką, lygina rezultatą dabar. 3 minutės 50 sekundžių lieka iki pirmosios mačo dalies pabaigos. Trevonas Hughesas. Gediminas Maceina. Maceinos prasiveržimas, Jensiui Geitsui perdavimas dabar ir Aurimas Kieža iš nugaros stabdo savo varžovą. Kiežai tai ir antroji pražanga, 2 iš eilės gavo Aurimas Kieža. Rolandas Alievas grįžta į aikštę, beje, Mindaugas Lukošius prieš dvikovą sakė, kad varžovas tikrai yra stiprus, gera sudėtis, puikiai priekinė linija, turi gerus metikus, taip pat Alievas prisijungė ir įnešė patirties į komandą. Ir dabar komanda atrodo dar geriau. Tokius buvo Mindaugo Lukošiaus mintis prieš šią dvikovą. Tuo tarpu Vaidas Pauliukėnas sakė, kad Pasvalys turi visko, galima sakyti ir taip, ir tiek ir metikų, ir priekinė linija. Tai tiesiog yra kietas riešutėlis ir žaidžiant prastai labai sunku yra su Pasvalio pieno žvaigždėmis arba net gal ir neįmanoma laimėti. O dabar Evaldas Kairys laukia savo pirmojo pasirodymo likus 3 minutėms ir 10 sekundžių iki kėlinio pabaigos, o Rolandas Alievas pelnė dabar savo komandai taškus ir buvo išvedęs Šiaulius į priekį. Vis dėlto dėjimu atsako Jensis Geitsas ir rezultatas lygus 28-28. Rolandas Alievas Laurynui Samėnui. Samėno perdavimas Čeisui Simonui, jis prie 3 taškų zonos. Aurimas Kieža, 9 sekundės lieka iki atakai skirto laiko pabaigos. 5 dabar. Kiežos metimas yra netaiklus, Papadija ima kamuolį ir po to jo metimas iš baudos aikštelės tikslo nepasiekia. 2 minutės su pusė. Gediminas Maceina, greita ataka, Gytis Rutavičius, metimas iš toli, nepataiko Gytis Rutavičius, Tyrelas Bigsis atkovoja kamuolį ir 2 taškai iš po krepšio. Nepatenkintas Gediminas Petrauskas, atrodo, kad Papos Dijos galbūt žaidimu. Jensis Geitsas grįžęs į aikštę, tvarkosi su varžovų priekinė linija, Tyrelas Bigsas taip pat ir pamatęs tai Mindaugas Lukošius atrodo, kad vėl sodinant atsarginių žaidėjų suolą Evaldą Kairį, jis greičiausiai pirmoje mačo dalyje nebepasirodys. Puikiai dabar žaidžia abu priekinės linijos krepšininkai Pasvalio pieno žvaigždėse, maža to ir
Gynyba taip pat yra sėkminga. Saulius Kuzminskas metamas į kovą dabar vietoje Aurimo Kiežos. Saulius Kuzminskas vėl sunkusis krašto puolėjas bus dabar. O Papadija rungtyniaus vidurio puolėjo pozicijoje. Du aukšti krepšininkai. Vieni aukščiausių Šiaulių komandoje. Aurimo Kiežos ūgis yra 2,2 m. Jį pakeitė Saulius Kuzminskas yra 2,10 m. Papadija 2,12 m. Aukščiausias ekipoje yra Ovidijus Galdikas 2,17 m. Tačiau jis šiandien kol kas nepasirodė. Ekytis Rutavičius laisvas iš toli meta ir nepataiko dabar. Krepšininkas pakeitęs 3 komandas šiame sezone. Pradėjo sezoną Panevėžio Lietkabelyje, po to žaidė Kėdainių Nevėžį ir dabar Pasvalio Pieno Žvaigždėse rungtyniauja jis ten, kur ir praėjusiais metais žaidė Gytis Rutavičius. Alijevas. Deja. Laurynas Amėnas pašokdina savo varžovą ir Tyrelas Biksas griebia už rankos dabar vienam Šiaulių lyderiui ir tai yra trečioji komandinė pražanga. Tyrelui Biksui pirmoji, taigi nieko pavojingo, jau Šiauliai yra pasižengę daugiau kaip 4 kartus šiame kėlinyje, tuo tarpu tik 3 Pasvalio Pieno Žvaigždės. Samėnas griuvo, dabar Gytis Rutavičius, pražangos nėra, iš 3 taškų zonos meta ir nepataiko. Čeisio Saimonas ima kamuolį Pieno Žvaigždės ir stabdomos rungtynės dėl Gyčio Rutavičiaus traumos prasidėjus paskutiniai antrojo ketvirčio minutei. Šalia mane susėda sirgaliai, sako, kad iš alkūnės gavo dabar Gytis Rutavičius į paširdžius. Ir Mantas Ruikis grįžta į aikštę, Pasvalio Pieno Žvaigždžių komandos kapitonas, keisdamas būtent Gytis Rutavičių. Mantas Ruikis 7. Pasvalio Pieno Žvaigždžių numeris, šiandien kol kas be taškų. Gytis Rutavičius įmetė 3. 9 šiandien Pasvalio Pieno Žvaigždės rungtyniauja. Nebūtų 10, jeigu galėtų žaisti Šarūnas Vasiliauskas. Tačiau dabar yra 9, o Gediminas Petrauskas. Emocijos liejasi per kraštus. Pastaruoju metu Šiauliai bando gintis aikštę. Ir meta ir pataiko dabar Mantas Ruikis. Net taip jau yra. Jeigu bandai gintis aikštės gynybą, gali praleisti tolimą metimą. Dabar būtent buvo taip. Pataikė iš toli Mantas Ruikis. Alijevas. Sauliui Kuzminskui, šis iš toli, metimas netaiklus, Papadija pataiso netaiklų komandos draugo metimą ir pelno 12 tašką savo komandai. Pasvalio Pieno Žvaigždės prašo minutės pertraukėlės. Vytauto sprendimai! Problema! Sportuojant organizmas praranda mineralus. Sprendimas! Nesportuok! Ha! Juokelis! Aišku, sportuok! Sportas sveikata! 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 Vytautas lygiai taip pat puiku, nes grąžina išprakaituotus mineralus ir suteikia energijos. Vytautas, atgauk jėgas! Greičiau į aikštę grįžo šiauliečiai paskutiniai atakai. Arūnas Burkauskas, komandos direktorius, taip pat ir prezidentas Rimantas Andrijaitis. Taip klausė, kągi sakė Mindaugas Lukošius, sėdi jie šiek tiek aukščiau, o dabar pražanga. Siunčiatim prie baudų metimų linijos. Trevono Juzą, Rolandui Alijevui, tai yra pirmoji pražanga. Nepavyko apsiginti Šiauliams be pražangų ir ko gero 2 taškai gali būti pelnyti, o Šarūnas Vasiliauskas sunkiai vaikščioja dabar, netgi su ramentais eina jis.
keistų jis Gediminą Maceiną arba Trevoną Guzą. Dabar Guzas praėjusiame sezone ir šio sezono pradžioje rungtyniavęs kaip įžaidėjas. Žaidžia atakuojančią gynėją pozicijoje, tačiau kartais, kai nėra Šarūno Vasiliausko, tenka žaisti ir įžaidėjų. Guzas pataiko baudos metimus 35-30 ir dabar paskutinės 15 sekundžių, kai greičiausiai Šiauliai laikys kamuolį iki pat kėlinio pabaigos. Ir šį kėlinį pralaimės arba 2, arba 3, arba tiesiog 5 taškais. Atrodo, kad bus 5, kai blokuoja Lauryno Samėno metimą Jensis Geitsas. Samėnas gauna antrąjį bloką šiandien. Gavo prieš tai nuo Trevono Guzo, dabar nuo Jensi Geitso. Ir sekundė ir 1/10 lieka iki kėlinio pabaigos. O čia nepavyksta mesti į krepšį Trevonui Guzui. Pataiko Tyrelas Biksas, tačiau šie taškai žinoma nebus įskaityti. 35-30 baigėsi 2 kėliniai. Grįšime po 15 minučių. Sveiki sugrįžę į Pasvalio pieno žvaigždžių areną, kur rezultatas 35-30. Aikštė šeimininkai pirmauja prieš varžovus iš Šiaulių, tačiau kaip ten bebūtų, tai kaip sakė šios rungtynės, kaip sakė Mindaugas Lukošius, yra tarsi pirmas kėlinys. Ir jo teigimu prieš rungtynės, kad svarbiausia, kad kovotų komanda kiekviename centimetre. Ir tos taurės rungtynės yra specifinės. Iš 2 rungtynių susideda, tai pas mus tarsi pirmas kėlinys. O po to viskas vyks Šiauliuose. 10 ar 15 taškų laimės, negali iki galo būti ramus. Kad pateksi į kitą etapą, tai parodė ir Šiaulių rungtynė su Juventus. Tai buvo ketvirtfinalis ir tame ketvirtfinalyje šiauliečiai svečiuose laimėjo 25 taškais, o namie teko paprakaituoti ir varžovus pralaimėjo berods 18 taškų skirtumu. Tarsi pergalingas pralaimėjimas buvo tada. Na, pasak paties Mindaugo Lukošiaus, geras rezultatas būtų pergalė daugiau kaip taškų skirtumo. Daugiau kaip 20 taškų skirtumo, o dabar 35-30. Kol kas rezultatas toks yra plus 5 taškai. Pasvalio pieno žvaigždėms startinis komandos penketukas. Trečiajame kėlinyje Jensis Geitsas, taip pat Gytis Rutavičius, Mantas Ruikis, Gediminas Maceina ir Trevonas Guzas. Tokių mobilių žemų penketukų pradėjo trečiąjį kėlinį Pasvalio pieno žvaigždės. Ant atsarginių žaidėjų suolo ir vidurio puolėjas Vaidas Šepukaitis, taip pat ir sunkusis krašto puolėjas Tyrelas Biksas. O Šiaulių komanda Papadija, Aurimas Kieža, Vitalijus Liutučius, Laurynas Samėnas ir Rolandas Alijevas. O tada dar Gediminas Petrauskas jau rodo, ką reikėtų daryti kitaip. Kitos atakos metu pirmoji pražanga užfiksuota Pasvalio pieno žvaigždėms trečiajame kėlinyje ir apskritai pirmoje antroje mačo dalyje. Samėnas perdavimas po krepšiu ir nepataiko dabar iš po krepšio Rolandas Alijevas. Greita Pasvalio pieno žvaigždžių ataka, Gediminas Maceina iš po krepšio, jo metimas netaiklus. Griebėsi už galvos dabar Mindaugas Lukošius, kyla nuo atsarginių žaidėjų suolo Paulius Belevičius, galiausiai mosteli rankšluosčiu. Nedaug truko, kad Pasvalio pieno žvaigždės savo pranašumą būtų padidinusios iki 9 taškų. O po to Gediminas Maceina jau būtų stojęs pataikyti tą ekstra tašką. Šį kartą gali iki 8. Dabar jau padidinti pranašumą Gediminas Maceina, nes pirmosios baudos nepataikė pieno žvaigždžių įžaidėjas. Antrasis metimas taiklus. 38-38 taškais priekyje Pasvalio pieno žvaigždės. Sužaidus minutę ir 15 sekundžių po pertraukos trečiajame kėlinyje Alijevas. Aurimas Kieža baudos aikštelėje per 2 varžovus dabar ir Aurimo metimas netaiklus, norėtų pražangos. Dabar Aurimas Kieža, tačiau jos nefiksuoja Andrius Maleckas. Iš 3 taškų zonos meta ir pataiko Mantas Ruikis. Minutės pertraukėlės dar neprašo Gediminas Petrauskas, užmynė 3 taškio liniją. Dabar Mantas Ruikis, 2 taškai pelnyti ir Manto sąskaitoje 7 taškai šiandien. 10 taškų jau pirmauja Pasvalio pieno žvaigždės. Samėnas. Kol kas nepavyksta niekaip pelnyti taškų
antroje mačo dalyje Šiauliams. Žiūrint į pirmąją mačo dalį statistiką, Pasvalio Pieno Žvaigždės 2 taškus metė 53% taiklumu, 10 iš 19. Ir pagal atkovotus kamuolius 20 iš 16. Pasvalio Pieno Žvaigždės priekyje Šiauliams leido būti šalia varžovų, mažesnis klaidų skaičius 6 prieš 9. Daugiau statistika daugmaž panaši. Tiesa, bauda Šiauliai pataikė 4 iš 8. Pieno Žvaigždės 6 iš 8 tritaškiai, 3 iš 7. Pasvalio Pieno Žvaigždės, Šiauliai 4 iš 13. Ir dabar pataiko baudos metimą. Šiauliečiai 40-31. Maceina. Beveik startiniu penketuku pradėjo antrąją mačo dalį Šiauliai, išskyrus tai, kad Čeisas Saimonas liko ant atsarginių žaidėjų suolo, vietoje jo aikštėje Vitalijus Liutičius ir dabar Čeisas Saimonas netrukus keis būtent Vitalijų Liutičių. Šiandien Vitalijus savo komandai pelnė 3 taškus, Čeisas Saimonas tiek pat. O to tarpu Pasvalio Pieno Žvaigždės be Tyrelo Bigso pradėjo antrąjį kėlinį. Mantas Ruikis startinėme penketuke. Vitalijus Liutičius meta iš toli, įprastai tokius metimus pataiko. Šį kartą jis netaiklus, tačiau Rolandas Alijevas atkovoja kamuolį, dabar Šiaulių įžaidėjas. Atgal perdavimas Alijevui, statoma užtvara Rolandui ir perdavimas Laurynui Samėnui. Vitalijus Liutičius panašus metimas iš kito krašto, vėl jis yra netaiklus. Ir Čeisas Saimonas pasirengęs dabar pasirodyti aikštėje. 11 taškų pirmauja Pasvalio Pieno Žvaigždės ir dar vieną metimą pataiko Tyrelas Bigsas. Minutės pertraukėlės prašo Gediminas Petrauskas. Vytauto sprendimai! Problema! Sportuojant organizmas praranda mineralus. Sprendimas! Nesportuok! Ha! Juokelis! Aišku, sportuok! Sportas sveikata! 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 Vytautas lygiai taip pat puiku, nes grąžina išprakaituotus mineralus ir suteikia energijos. Vytautas, atgauk jėgas! Pasvalio Pieno Žvaigždžių komandoje rezultatyviausiai rungtyniauja 11 taškų pelnęs Trevonas Hjūzas, 10 yra surinkęs Tyrelas Bigsas. Amerikiečiai veda į priekį Pasvalio Pieno Žvaigždės po 7 taškus. Yra pelnę Mantas Ruikis ir Gediminas Maceina, buvę Šiaulių krepšininkai. Na, o to tarpu Šiaulių komandoje išsiskiria 12 taškų surinkęs Papadie, tačiau jis tyli antroje mačo dalyje, apskritai tyli visi, vos 1 taškas ir praleisti net 9. Die, Laurynas Samėnas laisvas iš toli, metimas netaiklus, o po to pražanga Čeisui Saimonui. Palauja čia susirinkę sirgaliai. Tai yra antroji Šiaulių komandinė pražanga šiame kėlinyje ir Čeisui Saimonui taip pat įrašyta antroji asmeninė. Hjūzas. Belevičius, taip pat jis pasirodė aikštėje po keitimo, Jensis Geitsas iš po krepšio, dėjimas iš viršaus. 46-31, jau 15 taškų skirtumų priekyje Pieno Žvaigždės. Didelė duobė dabar atrodo Šiaulių žaidime iškart po pertraukos, o Pasvalio Pieno Žvaigždės tuo naudojasi ir bando dabar atitrūkti Alijevas. Samėno perdavimas Papadijai. Užspaustas dabar Papadie, prieš 2 varžovus buvo jis, Rolando Alijevo metimas taiklus. Labai sudėtingą metimą pataiko Šiaulių įžaidėjas. Pelno 6 tašką Rolandas Alijevas. Maceina. Belevičius.
Belevičiaus prasiveržimas Maceinai, perdavimas ir Mantas Ruikis meta iš toli, Ruikio metimas taiklus. 49-33, 16 taškų skirtumų, vėl priekyje Pasvalio Pieno Žvaigždės. Ne vėl, o atrodo, kad pirmąjį kartą šiuose rungtynėse tokiu skirtumu pirmauja Pasvalio Pieno Žvaigždės. Nepataiko dar Aurimas Kieža ir po to kova dėl kamuolio jau laimi šį kartą Papadija. Supykęs senegalietis. 5 minutės 4 sekundės lieka iki trečiojo kėlinio pabaigos ir Laurynas Amėnas sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolo, vietoje jo Liujisas Jacksonas aikštėje. Na, suprantama, du žaidėjai dabar Rolandas Alijevas ir Liujisas Jacksonas, galbūt jie išjudins tą tokį vangų ir statišką Šiaulių puolimo, kol kas vos 3 taškai. Trečiajame kėlinyje Rolandas Alijevas į baudos aikštelę kerta jis, Trevonui Juzui fiksuojama pražanga. Ir ne, vis dėlto Vaidas Čepukaitis prasižengia dabar. Ir Papadija. Liujisas Jacksonas, Aurimas Kieža sužingsniuoja buvęs Pieno Žvaigždžių krepšininkas, o dabar Šiaulių komandos kapitonas. Šaunuolis patenkinti sirgaliai. Aurimas Kieža šiandien savo komandai yra pelnęs vos 1 tašką. Viso labo tiek. Ruikis. Trevono Juzo perdavimas, sudėtingas, dabar metimas ir pataiko Vaidas Čepukaitis. 18 taškų persvara yra priekyje. Dabar Pasvalio Pieno Žvaigždė 16 taškų pelnė jau per tas 5 minutės. Tuo tarpu Šiauliai kol kas surinko vos 3 taškus. Meta ir nepataiko Gediminas Maceina, tačiau pats atkovojo kamuolį kaip po pertraukos visur. Priekyje yra Pasvalio Pieno Žvaigždės, lenkdamos savo varžovus ir kovodamos dėl kamuolių ir tiesiog puolant, jie ginantis yra visur. Greitesni Pasvalio Pieno Žvaigždžių krepšininkai, vėl paliktas laisvas Mantas Ruikis. Šį kartą jo metimas netaiklus, o žiūrint pagal atkovotos kamuolius po pirmųjų 2 kėlinių buvo 20-16 priekyje Pasvalio Pieno Žvaigždės. Nepaisant to, kad, kaip ir minėjau, Lietuvos krepšinio lygoje daugiausiai kamuolių atkovoja būtent Šiaulių komanda. Aurimas Kieža, trečiasis jo taškas, bando imtis iniciatyvos Aurimas, tačiau kol kas jam rungtynės labai nesėkmingos. Po ilgos pertraukos 2 taškai pelnomi Gediminas Maceina. Paulius Belevičius laisvas iš toli, išsisuka kamuolys dabar ir Aurimas Kieža atkovoja kamuolį. Per pirmosius 2 kėlinius Aurimas buvo atkovojęs 3 kamuolius ir tai buvo 4 kamuolius ir tai buvo antras rezultatas Šiauliuose. Papadija buvo pelnęs 12 taškų ir nusiėmė 6 kamuolius. Gaila, kad neturiu statistikos po ranka dabar, kaip viskas vyksta, tačiau Pasvalio Pieno Žvaigždės kol kas dominuoja. Simonas, Jacksonas prie 3 taškų zonos. Čeisas Simonas gauna kamuolys ir iš toli pataiko Šiaulių legionierius. 51-38. Atrodo, kad Šiauliai galbūt bando atsibusti ir perimti iniciatyvą iš varžovų, nes jie jau buvo labai pavojingai perėjusi į Pasvalio Pieno Žvaigždžių rankas. Juzas griūna dabar Juzas. Perdavimas į kraštą Gediminui Maceinai. Ir Maceina pašokdina Aurimą Kiežą, sudėtingą metimą metą ir pataiko paskutinę atakai skirto laiko sekundę. Gediminas Maceina 53-38. Jacksonas. Čeisas Simonas. Rolandui Alijevui. Saulius Kuzminskas iš vidutinio nuotolio nepataiko ir jis. Aurimas Kieža karaliauja baudos aikštelėje, beje praėjusią sezoną, kai atstovavo Pasvalio Pieno Žvaigždėms. Aurimas Kieža skundėsi, kad Roberto Štelmacherio ekipoje tenka jam rungtyniauti kažkur ties tritaškio liniją, nors jo stiprioji vieta yra žaidimas po krepšiu. Šiaulių komandoje jis daro tai, ką ir labiausiai mėgsta. Žaidžia po krepšiu, atkovoja daug kamuolių, netgi daugiausiai Lietuvos krepšinio lygoje. Dar vienas jo nusiimtas kamuolys ir taip pat taškų pelno nemažai. Irgi Aurimas Kieža. Jacksono perdavimas Simonui. Liujisas Jacksonas. 10 sekundžių lieka iki atakai skirto laiko pabaigos. Liujiso Jacksono prasiveržimas. Kieža laisvas iš 3 taškų zonos. Meta ir pataiko Aurimas Kieža. Ir jis siunčia žinutę Pasvalio Pieno Žvaigždžių sirgaliams. O Mindaugas Lukošius prašo minutės pertraukėlės.
Vytauto sprendimai. Problema. Sportuojant organizmas praranda mineralus. Sprendimas. Nesportuok. Ha! Juokelis. Aišku, sportuok. Sportas sveikata. 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 Vytautas lygiai taip pat puiku, nes grąžina išprakaituotus mineralus ir suteikia energijos. Vytautas, atgauk jėgas. Paskutinės Pieno žvaigždžių komanda šioje arenoje žais sausio 5 dieną 18 val. Tai bus antradienis. Baltijos krepšinio lygos rungtynes Pieno žvaigždės žais su Utenos Juventus komanda. Sausio 5 dieną antradienį 18 val. Vasario 5 dieną. Neabejotinai įdomiausias ketvirtis kol kas yra trečiasis. 53-42 priekyje Pasvalio Pieno žvaigždės. Ekipa, kuri pradėjo labai gerai trečiąjį kėlinį ir galiausiai jau perėmė iniciatyvą Šiauliai. 53-42 pirmauja Pasvalio Pieno žvaigždės. Dabar metimas netaiklus. Ir 4 komandinės pražangas šiame kėlinyje jau turi Pasvalio Pieno žvaigždės. 4-2 pagal šią statistiką šiame kėlinyje ir -11 Šiauliams, kurie jau buvo atsilikę, atrodo, 18 gal taškų. Dabar -11. Panaikino tą deficitą ir ypatingai Aurimo Kiežos dėka, kuris dar 2 taškus pelno. Jau 8 Aurimo Kiežos taškas per trečiąjį ketvirtį. Ir netrukus prasidės paskutinioji trečiojo kėlinio minutė. Maceina. Šiandien pratęsimo nebus. Jeigu rungtynės baigsis lygiosiomis, tai lygus rezultatas ir bus. Prieš atsakomąją dvikovą, o dabar prieš Louisą Jacksoną pražanga. Užfiksuota Trevonui Hjūzui. Trečioji pražanga Trevonui Hjūzui. Kol kas nei vienas kitas krepšininkas nėra prasižengęs 3 kartus. Pavojingiausioje riboje atsiduria Pasvalio Pieno žvaigždžių komandos lyderis. Lyderis ir praėjusiame ir šiame sezone. Lauryno Samėno. Patarimai savo komandos draugams amerikiečiams ir Chase'ui Simonui ir Louisui Jacksonui. Jacksonas stos prie baudų metimų linijos. Šiandien kol kas amerikietis yra surinkęs, apskritai net nėra surinkęs taškų. Jos sąskaitoje jų nėra. Ir dabar pirmieji taškai, 1 taškas Louiso Jacksono sąskaitoje. Ir antroji galimybė. Pataiko baudos metimo Louisas Jacksonas. 53-46. Vos 7 taškai skiria komandos, o neseniai buvo -18 Šiauliams. Maceina. Belevičius. Ir štai čia prasiveržimas, perdavimas Biksui. Biksas bando dėti iš viršaus. Neteisus Saulius Kuzminskas, trečioji komandinė pražanga ir Sauliui Kuzminskui asmeninė antroji. Kuzminsko sąskaitoje 1 taškas šiandien. Prie baudų metimų linijos Tyrelas Biksas. Pataiko baudos metimą Tyrelas Biksas. Ir antrasis Tyrelo Bikso baudos metimas. Pasiekė tikslą 55-46, 9 taškai skiria komandas. Ko gero paskutinioji Šiaulių ataka trečiajame kėlinyje 55-46. Jacksonas statoma užtvara. Ir perdamas dabar Aurimui Kiežai. Jis baudos aikštelėje, sudėtingas Kiežos metimas, šį kartą netaiklus. Kuzminskui taip pat nepavyksta pataisyti netaiklų komandos draugo metimą. Gytis Rutavičius meta iš toli laisvas. Jo metimas netaiklus. Biksas ima kamuolį ir Jensis Geitsas iš vidutinio nuotolio nepataiko Pieno žvaigždžių legionierius, o po to netaiklus ir Chase'as Simonas iš labai toli švystelėjęs kamuolį. 55-46 po 3 kėlinių.
Šiaulių komandos penketukas aikštėje. Čeisas Saimonas 6 numeris, 3 Liujisas Jacksonas, 7 Laurynas Samėnas, taip pat 25 Aurimas Kieža ir 11 Saulius Kuzminskas. Pasvalio Pieno žvaigždės, 9 Gediminas Maceina, 24 Jensis Geitsas, 5 Tyrelas Biksas, 4 Paulius Belevičius ir 11 Gytis Rutavičius. Dar 2 taškai, kuriuos pelno atrodo Liujisas Jacksonas, 4 tašką pelnydamas dabar. Ir 7 taškai skiria komandas, o pražanga prieš Tyrelą Biksą ir skausmingai krintant parketo Tyrelas Biksas. Laurynui Samėnui antroji asmeninė pražanga. 2 pražangas taip pat turi ir Čeisas Saimonas, Saulius Kuzminskas, Vitalijus Liutičius ir Aurimas Kieža. Susiėmęs už kojas dabar Tyrelas Biksas. Ir šlupčiudamas gali palikti aikštę Pieno žvaigždžių legionierius. Vietoje jo aikštėje pasirodo, atrodo, Mantas Ruikis. Be jo, Paulius Belevičius, Gytis Rutavičius, Jensis Geitsas ir Gediminas Maceina. Nėra aišku, atrodo, kada komanda žais antrasis atsakomasias rungtynės. Tačiau šios ekipos vasario 16 dieną Lietuvos krepšinio lygos mače susitiks būtent šioje arenoje. Pasvalyje Saulius Kuzminskas. Koks blokas dabar Jensiui Geitsui. Iš nugaros išrašo bloką savo varžovui. Nupučia varžovo mestą į krepšį kamuolį ir nepalieka jokių šansų. O štai čia grąžina kamuolį į žaidimą ir nepataiko. Dabar Gytis Rutavičius, greita Šiaulių ataka. Liujisas Jacksonas prie tritaškio zonos. Niekur neskuba Liujisas Jacksonas. Na, žinoma, Šiaulių krepšininkams šiandien pergalė nėra būtina. Tiesiog šiauliečiams reikėtų pralaimėti kuo mažesnių skirtumų. Čia Jensis Geitsas atsikeršė Sauliui Kuzminskui. Šiandien blokų tikrai nemažai. 55-48, neįtin rezultatyvios rungtynės. Liujisui Jacksonui antroji pražanga ir dabar jau jis tampa 6 Šiaulių krepšininkų, kuris yra nubaustas 2 kartus. Pieno žvaigždžių ekipoje 3 pražangos yra Trevano Hugheso sąskaitoje. O Tyrelui Biksui dabar suteikiama pagalba. Gytis Rutavičius. Jensis Geitsas pražanga, kurią fiksuoja Antanas Gelažius. Papadėje dabar turėtų pasirodyti aikštėje, taip ir yra vietoje Sauliaus Kuzminsko. Trečioji pražanga Šiaulių vidurio puolėjai ir trečioji komandinė. Geitsas. Taip, neturi tiek fizinės jėgos Papadėje ir jos stilius yra visiškai kitoks. Dabar purto galva Papadėje, rodydamas, kad jokių šansų neturėjo apsiginti nuo Jensio Geitso. Puolimo arsenalas tikrai neblogas yra Jensio Geitso žaidime, išnaudojant visus savo privalumus. O Papadėje grumėsi su Jensiu Geitsu kitoje aikštės pusėje, Aurimas Kieža sužingsniuoja. 9 taškais pirmauja Pasvalio Pieno žvaigždės. Maceina. Prieš Liujisą Jacksoną. Išsirinkę visus varžovų krepšininkų šiauliečiai. Čia pražanga Laurynui Samėnui atrodo fiksuojama. 4 Šiaulių komandinė ir jeigu tai yra Laurynas, tai jam bus 3 pražanga. Bet Čeisui Saimonui dabar užfiksuota pražanga, tai yra 3 irgi ir jam. 4 komandinė sužaidus vos minutę ir 46 sekundės. Gytis Rutavičius prie baudų metimų linijos. Ir Pieno žvaigždžių krepšininko bauda pasiekia tikslą. 58-48. Ir antroji Gyčio Rutavičiaus bauda. Šiandien Gytis savo komandai yra pelnęs 4 taškus.
nepataiko antrosios baudos. Pieno žvaigždžių krepšininkas. Liujisas Jacksonas. Aurimui Kiežai. Kieža 1-1 su Mantu Ruikiu. Laurynas Amėnas iš 3 taškų zonos. Kamuolys krepšio tinklelio neskrodžia, o po to jau ginčo kamuolys skiriamas. Pagal rodiklės taisyklę jis turi atitekti Pasvalio Pieno žvaigždėms. 58-48. 10 taškų skiria komandas. Ir dabar kitą kartą, jeigu bus ginčas, arba pratęsimo žinoma šiandien nebus. Tiesiog, jeigu bus skirtas ginčio kamuolys, jis atiteks Šiaulių krepšininkams. Maceina. Vitalijus Liutičius netrukus turėtų grįžti į aikštę. Mantas Ruikis, Gytis Rutavičius, Gediminas Maceina, vėl atgal Gyčiui Rutavičiui, jo prasiveržimas. Mantas Ruikis iš 3 taškų zonos meta dar kartą ir pataiko Mantas Ruikis. 3 taškus rodo rungtynių arbitrai. Ir Manto Ruikio sąskaitoje 13 taškų į savo buvusios komandos krepšį. Liujisas Jacksonas. Papadėja dabar jau jis per Mantą Ruikį pelno 2 taškus. Susikeitė ginamaisiais Mantas Ruikis su Jensiu Geitsu ir išnaudoja tai dabar, kad jį buvo aukštesnis. Papadėja beje ilgas rankas. Turi šis krepšininkas. Jensis Geitsas paliktas laisvas. Kažkur dabar ties tritaškio liniją bėgiojo Papadėja. Sudėtingas Gedimino Maceinos metimas. Kažkas iš fantastikos ryties ir minutės keitimas. Vitalijus Liutičius grįžta į aikštę vietoje Čeiso Saimono. Štai taip, Gediminas Maceina pademonstravo savo sugebėjimus. Tiesiog nebeturėjo jau kur dėti kamuolį Gediminas ir labai gražus metimas. 11 taškų Gedimino Maceino sąskaitoje, tiek pat kiek ir yra įmetęs Trevonas Giuzas. Nedaug trūko, kad būtų perėmęs kamuolį Maceina. 12 taškų, Tyrelo Biksio sąskaitoje 13 yra surinkęs 7-asis Pieno žvaigždžių numeris Mantas Ruikis. O Tyrelas Biksas panašu, kad šiandien aikštėje jau nebepasirodys. Šaldoma lyg ir čiurna Tyrelui Biksui. Kairės kojas. 63-50. Dar viena Šiaulių klaida po netikslaus Liujiso Jacksono perdavimo ir Rolandas Alijevas vietoje Liujiso Jacksono greičiausiai grįš į aikštę. Alijevo sąskaitoje 5. Jacksono 4 taškai. Maceina. Ir Gedimino Maceinos prasiveržimas, perdavimas link Pauliaus Belevičiaus. Belevičiaus metimas iš krašto netaiklus. Alijevas. Kieža laisvas, gauna kamuolį dabar. Papadėja pataiko iš toli. 17-asis Papusdijos taškas šiandien. Maceina. Ruikis. Belevičius. Ruikis. Trevonas Giuzas. 6 sekundės lieka iki takai skirto laiko pabaigos. Giuzas dabar prieš Vitalijų Liutičių. Ir sužingsniuoja Pieno žvaigždžių amerikietis. Mosteli rankomis dabar Trevonas Giuzas. O Papadėja kažką irgi turi pasakyti Andriui Maleckui. Arba pagirti jį už gerą teisėjavimą, arba tiesiog už nesėkmingą išvilpimą kažką pakritikuoti varžovą, pakritikuoti teisėją. Ir Aurimas Kieža iš po krepšio, jo metimas netaiklus. Tačiau pražanga užfiksuota. Ir Vitalijus Liutičius stos prie baudų metimų linijos. 5 minutės 26 sekundės lieka iki 4 kėlinio pabaigos. Nepataiko baudos metimo Vitalijus Liutičius. Liutičius savo komandai šiandien yra pelnęs 3 taškus ir toliau nesėkmingas jo pasirodymas. Saulius Kuzminskas po nugaros traumos taip pat, vos 1 taškas. Prie tokių netikėtumų galima priskirti ir tai.
Ovidijus Galtikas šiandien nepasirodė aikštėje, Klimas Atamonovas taip pat minučių nesulaukė. Vytautas Šulskis gavęs traumą rungtynių pradžioje, taip pat nedaug žaidžia šiandieną ir apskritai po to nepasirodė. Atrodo po tos traumos. Samėnas. Pražanga Trevonui Jūzui. Ir Jūzui tai yra 5. pražanga, viskas. Pieno žvaigždžių lyderis šiandien savo pasirodymą jau baigė, 11 taškų yra surinkęs jis. Alijevas. Aurimas Kieža. Puikiai ginasi kol kas Pasvalio Pieno žvaigždės, neranda laisvų komandos draugų. Papadija. Ir į baudos aikštelę kerta Rolandas Alijevas, dar vienas blokas iš Jensio Geitso. Greita Pieno žvaigždžių ataka, nieko nelaukęs Mantas Ruikis iš toli, jo metimas netaiklus, Gytis Rutavičius atkovoja kamuolį. 63-54, Belevičius link Jensio Geitso. Atrodo, liečia kamuolį koją. Vienas Šiaulių krepšininkų, naujos 14 sekundžių. Plius 3 sekundės dabar jau Pasvalio Pieno žvaigždėms buvo likusios 11 iki takai skirto laiko pabaigos. Gediminas Maceina. Į kraštą Pauliui Belevičiui, jis po krepšiu ir 2 taškai. 65-54. Rolandas Alijevas. Prie 3 taškų zonos. Piktas Rolandas. Čia dar viena Šiaulių klaida. Perima, ne, vis dėlto neperima kamuolį. Pirmasis prie jo. Dabar buvo Laurynas Samėnas, kaip visada. Pikta veido išraiška. Mantui Ruikiui tai yra 3 pražanga. Rekordininkas Pasvalio Pieno žvaigždžių ekipoje. Nežiūrint į tai, kad jau 5 kartus yra prasižengęs Trevonas Giuzas, visi kiti krepšininkai yra prasižengę mažiau nei 3 pražangas turintis Mantas Ruikis. Šiaulių komandoje 3 kartus nubaustas Saulius Kuzminskas, 3 pražangos ir Čeiso Saimono sąskaitoje. Ir Laurynas Samėnas galės grąžinti kamuolį į žaidimą. 3 minutės 55 sekundės lieka iki ketvirčio pabaigos ir iki rungtynių finišo. Kieža. Alijevas, 6 sekundės lieka iki takai skirto laiko pabaigos. Nespėja išmesti kamuolio Aurimas Kieža. Jeigu būtų ir pataikęs dabar Aurimas Kieža, metimas nebūtų buvęs įskaitytas. Grąžina kamuolį į aikštę Paulius Belevičius. Gediminas Maceina atgal Belevičiui. 3 minutės su puse iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Belevičius. Maceina iš 3 taškų zonos, netaiklus metimas, po to jau ima kamuolį Aurimas Kieža. Daug kamuolių šiandien atkovojo Kieža. Gaila, kad statistikos neturi, tačiau tikrai ko gero dvigubos dublis jau galėtų būti jo sąskaitoje, jeigu pelnytų 1 tašką Aurimas Kieža, kol kas jo sąskaitoje 9, o Gediminas Petrauskas piktas prašo minutės pertraukėlės. Vytauto sprendimai! Problema! Sportuojant organizmas praranda mineralus. Sprendimas! Nesportuok! Ha! Juokelis! Aišku, sportuok! Sportas sveikata! 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 Vytautas lygiai taip pat puiku, nes grąžina išprakaituotus mineralus ir suteikia energijos. Vytautas, atgauk jėgas! Artimiausias Pieno žvaigždžių komandos varžybos vyks vasario 5 dieną. 18 valandą. Tai bus VVL varžybos. Pieno žvaigždės susitiks su Utenos Juventus komanda. Vasario 5 dieną. Gediminas Petrauskas paprašė antrosios minutės pertraukėlės antroje mačo dalyje.
Jo asistentas Vaidas Pauliukėnas prieš mačą sakė, kad visi yra sveiki, pasiruošę, tačiau niekada nebus taip, kad visi bus 100% sveiki, nešaškėmi žaidžiame, arba yra ir problemų su nugara, ir sloguoja kai kurie krepšininkai, tačiau visi yra arti 100%, o šiandien geras rezultatas būtų pergalė. Tai yra pats geriausias rezultatas, netgi užtenka 2 rungtynes laimėti po 1 tašką. Tiesiog svarbu gerai žaisti, galima ir pralaimėti. Norėtume grįžti į tiesę, kurioje buvome anksčiau, kad būtų mažiau bangavimo. O tiesiog mūsų tikslas sustabdyti greitą Pasvalio Pieno Žvaigždžių žaidimą nuo gynybos. Bandysime rungtyniauti šiandien ir sustabdyti Trevoną Juzą. Jis šiandien surinko 5 pražangas ir jau paliko aikštę. Laurynas Amėnas iš toli, netaikliai meta Laurynas. Ir pasak Vaido Pauliukėno, Pasvalio komanda visko turi, tai tikrai yra gera komanda ir su jie reikia žaisti iš visų jėgų. Belevičius. Link Jensio Geitso perdavimas dabar, Šiauliai perima kamuolį ir Laurynas Amėnas iš po krepšio nemeta jis, perdavimas Papaidėjai ir prieš Papadėją prasižengia varžovai. Gyčiui Sirutavičiui, tai yra 3-oji pražanga, Gediminas Maceinas sėdas ant atsarginių žaidėjų suolo. Vaidas Čepukaitis grįžta į aikštę 2 vidurio puolėjais, dabar bandys rungtyniauti Pasvalio Pieno Žvaigždės, Vaidu Čepukaičiu ir Jensiu Geitsu. Pasvaliečiai pirmauja 13 taškų ir tai yra tikrai rimta paraiška pergaliai pusfinalyje. Vis dėlto dar prieš mūsų akis 42 minutės ir 34 sekundės, bet jeigu žiūrėtume tą dvikovą, kuri vyks ir Šiauliuose. Abi baudas pataiko Laurynas Amėnas. Belevičius. Čepukaičiui atgal Pauliui Belevičiui. 2 minutės su puse lieka iki kėlinio pabaigos. Ruikis. Iš 3 taškų zonos meta Mantas Ruikis ir jo metimas taiklus 70-56. Dabar jau realiai kiekvienas metimas gali būti labai skaudus, žiūrint į tas abiejų rungtynių bendrą abiejų rungtynių rezultatą. Čia Papadėja krauna kamuolį iš viršaus. Rezultatyvus perdavimas Alijevui. 19 taškų yra surinkęs Šiaulių vidurio puolėjas ir tai yra vienintelis krepšininkas šiandien pelnęs 2-ženklį taškų skaičių. Belevičius. Pasvalys laimės. Girdisi iš Pieno Žvaigždžių sirgalių. Taip, šiandien Pasvalio Pieno Žvaigždės švęs pergalę 72-58. Priekyje pasvaliečiai, tačiau bendrų rezultatų dar džiaugtis yra ankstoka. Kaip ir sakė Mindaugas Lukošius prieš mačą, kad jeigu laimėsi 10 ar 15 taškų, tai dar nieko nereiškia. Prieš akis dar antrosios rungtynės, o dabar nepataiko Laurynas Amėnas, kurio sąskaitoje 9 taškai šiandien. Belevičius. Ruikis. Pražanga Laurynui Amėnui. Šiaulių lyderiui fiksuojama 3-oji nuobauda. Čeisas Simonas keičia būtent Amėną, kuris taip pat pastaruoju metu ne visada gali žaisti pilna jėga, turi problemų su koja, vis dėlto nepaminėjo Vaidas Pauliukėnas jo prieš mačą, kaip to krepšininko, kuris turi bėdų, o dabar prie baudų metimų linijos Mantas Ruikis, kuris pataiko pirmąją baudą 73-58. Ir antroji Manto Ruikio bauda taip pat tinkli 74-58. Minutė 15 sekundžių iki rungtynių Pasvalyje pabaigos. Luisas Jacksonas iš po krepšio. Dabar jau Šiauliams reikia greitų taškų, kuo labiau sumažinti deficitą, kuo mažiau pasilikti kitoms rungtynėms. Užspaustas Mantas Ruikis ir nedaug trūko, kad būtų 8 sekundės užfiksuotas, kai nepavyko pereiti į varžovo aikštės pusę Mantui Ruikiui. Paskutinioji šių rungtynių minutė prasidėjo. Vaidas Čepukaitis, metimas iš vidutinio nuotolio ir Vaidas Čepukaitis pataiko. 76-60. Jacksonas. Papaidėja ir pražanga dabar Gyčiui Sirutavičiui. Ir Sirutavičius rodė, kad reikėjo keistis dabar ginamaisiais. 4-oji pražanga Gyčiui Sirutavičiui ir minutės pertraukėlės prašo Pasvalio Pieno Žvaigždės.
Vytauto sprendimai. Problema. Sportuojant organizmas praranda mineralus. Sprendimas. Nesportuok. Ha! Juokelis. Aišku, sportuok. Sportas sveikata. 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 Vytautas lygiai taip pat puiku, nes grąžina išprakaituotus mineralus ir suteikia energijos. Vytautas, atgauk jėgas. Mindaugo Lukošiaus antroji minutės pertraukėlė antroje mačo dalyje. Rungtynių arbitrams tenka ir paskubinti abiejų komandų krepšininkus, nelinkusius grįžti į aikštę. Mindaugas Lukošius ilgai vadovauja savo komandai šioje minutės pertraukėlėje. Ir sakė, kad geras rezultatas būtų per 20 taškų. Nedaug trūksta iki to, 76-60. Ir pasak Mindaugo Lukošiaus toks scenarijus yra įmanomas. Nėra taip, kad abi komandos rungtyniautų šiame sezone be duobių ir visas rungtynės žaistų vienodai. Ta pati rodo ir Šiaulių pasirodymas ketvirtfinalyje. 25 taškai, pergalė Utenoje ir po to pralaimėjimas didelių skirtumų. Juventus vis dėlto užteko tų 25 taškų. Gediminui Maceinai taip pat yra suteikiama pagalba. Dar vienas krepšininkas, kuriam šaldoma koja. Netgi du krepšininkai dabar yra tokie pieno žvaigždžių komandoje. Ir Maceina, ir Tyrelas Biksas. Evaldas Kairys šiandien rungtynėse nepasirodė. Belevičius. Maceina. Jensis Geitsas. Jo metimas netaiklus. Pieno žvaigždės atkovoja kamuolį ir prieš Jensį Geitsą pražanga. Stos prie baudų metimų linijos. Dabar Pieno žvaigždžių legionierius 8 taškai. Jo sąskaitoje rezultatyviausiai Pieno žvaigždėse. Šiandien rungtyniauja 7 taškus surinkęs Mantas Ruikis. 13 taškų yra Gedimino Maceinos sąskaitoje. 12 pelnė Tyrelas Biksas. 11 Trevonas Giuzas. Ir Jensis Geitsas 9 taškas ir dabar jau galimybė tapti dar vienu krepšininku, šiandien pelniusi 2 ženklių taškų skaičių. Pataiko baudos metimą Tyrelas Jensis Geitsas. O Šiaulių komandoje 21 tašką pelnė Papadija, tačiau vieno jo pastangų buvo per maža. Daugiau nei vienas krepšininkas neįmetė 2 ženklių taškų skaičiaus. 78-64 ir dar vienas minutės pertraukėlės prašo Mindaugas Lukošius. Vytauto sprendimai. Problema. Sportuojant organizmas praranda mineralus. Sprendimas. Nesportuok. Ha! Juokelis. Aišku, sportuok. Sportas sveikata. 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 Vytautas lygiai taip pat puiku, nes grąžina išprakaituotus mineralus ir suteikia energijos. Vytautas, atgauk jėgas. – 78-64, 2 minutės pertraukėlė. Pačioje mačo pabaigoje paprašė Mindaugas Lukošius. Galbūt dar tikisi, kad pavyks padidinti persvarą savo komandai. Jis prieš mačą teigia, kad svarbiausia, kad komanda kovotų kiekviename centimetre ir tos rungtynės vis dėlto yra specifinės. Ir netgi 10-15 taškų negarantuoja pergalės. Galbūt dabar iki pat kėlinio pabaigos bandys laikyti kamuolį Pasvalio Pieno žvaigždės ir užbaigti šią ataką taškais. Paulius Belevičius praranda kamuolį, Papadija, Liujisas Jacksonas iš po krepšio, 2 taškai, kurie gali būti labai svarbu Šiauliams. 78-66, 12 taškų, pralaimi šias rungtynes Šiauliai, nedaug trūko, kad Vytis Rutavičius būtų pataikęs iš labai toli. Taigi 12 taškų plus Pasvalio Pieno žvaigždėms, minus Šiauliams ir dar atsakomosios rungtynės lieka prieš mus.
Lietuvos krepšinio federacijos taurės pusfinalį. Na, o šį mačą jums padėjo stebėti sporto žurnalistas ir komentatorius Giedrius Vaitkevičius. Su jumis atsisveikinu, iki kitų susitikimų, iki.